Aš gal pradėsiu nuo to, kad aš augau krikščioniškoj šeimoje. Buvau visą gyvenimą tiesiog krikščionys tėvai, krikščionys ir broliai, ir sesė, ir ne tik šeima, bet ir giminės. Jis yra, dauguma yra krikščionis ir augau tame tarpe ir jau 13 metų pažinau Dievo meilę. Aš uždavinėjau klausimą, ką reiškia, kai Dievas pasiunčia savo sūnų numirti dėl žmogaus. Aš to, aišku, negalėjau suprasti. 13 metų man atėjo supratimas ir aš priėmiau sprendimą sekti juo. Ir nuo to laiko aš labai pradėjau stengtis, reiškia, sudarinėdavau kažkokią ar grafikėlį, ar kažkaip, kad pradėčiau, kažkokia turėjo būti malda, būtinai kažkoks turėjo būti žodžio skaitimas ir labai stengdavaus būti būti su bendraminčiais, kas tikrai labai yra gerai. Bendraminčiai krikščionis yra labai svarbu, jeigu jie nėra, man tikrai yra sunkiau. Todėl, ir pradėjau labai daug būti tame visiškai ir galbūt net smerkdavau kitus, kurie yra tokie krikščionys, smerkdavau kitų kažkokius poelgius, lygindavau save su kitais, kaip aš darau gerai, o kiti blogai, arba aš kažką blogai darau. Bet iš tiesų, kas buvo tikrai sunku ir kas slėgė, tai skaitydama raštą aš tikrai jausdavau ne kažkokią malonę iš Dievo ar meilę, aš ten nematydavau to, aš matydavau kažkokį pasmerkimą, ypatingai iš laiškų, ir aš nematydavau tos geros naujienos, aš tik mačiau, kiek man daug reikia dar keistis, kokia aš dar esu netobula. Ir tikrai tas vargina, tas supratimas, jis įveda į kaltę dėl to, kad vis tiek žmonės klysta, taip pat ir aš klydau gyvenime ir tai dėl to aš pradėdavau save labai smerkti dėl tam tikrų dalykų. Ir taip gavosi, kad vėliau pagalvoti, aš jau nebeieškojau pas Dievą, nes pas Dievą ateiti man buvo jau sunku, aš jausdavaus kalta prieš jį. Ir pagalvotus aš ieškojau pasaulyje, tiesiog kas supo mane tą akimirką, nes aš ir mokiausi visokių porūpesčių ir tiesiog tos rūpesčius, tose draugystėse pasinėriau į priklausomybės ir, žodžiu, visą tai brendo manyje ir aš buvau tikrai tokiam, nesakyčiau, kad dugne, bet ėjau link to. Tai ir tiesiog nuėjau nuo tiesos kelio. Viskas gerai, palauk. Bus ten Jėzus. Kur Jėzus ten šviesa. Taip, aš Robertas, augau nekrikščioniškoj šeimoje, krikščionių nemačiau, negirdėjau, neuoščiau, nežinau, kaip jie atrodo, neįsivaizdavau, kad tokie netgi egzistuoja. Buvau formaliai tikinčioje šeimoje, močiutė mano vaikščiodavo karts nuo karto stačiatikių bažnyčią į cerkvę ir karts nuo karto ir aš ten ateidavau, kažkurį laiką netgi dažnai vaikščiodavau, bet apie Dievą žinojau, kad Dievas yra bosas. Bosas yra rimtas, prieš jį aukščiau nei jis kažko nėra, bet tu prieš jį nešokinėgi. Ir jeigu per daug suleisi, tai gali tau į galvą duoti. Tai aš augau taip, aš žinojau, aš jį gerbiau. Tai tiek ir žinojau apie Dievą. Apie Kristų nelabai ką žinojau, apie kitus nežinau. Tiesa, dar žinojau, kad yra kažkoks Petras ir Povilas šventieji. Net pro antakur ne Vilnių važiuodavau ir žinodavau, kad čia šitą bažnyčią. Tai galvojau, kad ir šitie du kažkur figūruoja apie Dievą. Tai tiek žinojau apie Dievą. Gyvenau gyvenimą iš tikrųjų, tai prasta turbūt gal netikinčio gyvenimą, tik dariau daug kvailysčių irgi. Baliai visokie, ko nereikėtų daryti, dariau ir daug kartų buvau netgi pavojuje, turbūt pasakyčiau. Ir kiekvieną kartą, kai tame buvau pavojuje, aš žinodavau, kad mane kažkas saugo. Aš nežinau kas tai, bet aš žinojau, kad man nesitiks nieko. Ir būdavo, kad aš kartais netgi tiesiog važiuoju, atrodo, kad tuoj bus blogai man.
bet į medį važiavom ten su draugu neblaiviu. Ir paskutinį momentų pati mašina va taip išsitėsė. Ir mes nuo to medžio, ąžuolo, va tokio va storo, 1,5 metro, mes tiesiog veidrodėlį užkabinam. Ir aš žinau, kad mane kažkas saugo, bet taip ir gyvenau. Iš tikrųjų, vėliau dabar, kai įtikėjau, aš čia nukrypsiu nuo temos, perstačiau, iš tikrųjų yra parašyta laiške žydams, Hebrajams, 14 eilutė 1 skyriuje, kad angelai yra dvasios, kurios saugo tuos, kurie paveldės išgelbėjimą. Ir čia yra gera žinia tiems, kad klauso, kas supranta, ką aš kalbu, nes aš manau, kad tas, kam reikia, jis supranta, ką aš kalbu, kai jauti, kad tau sekasi. Bet tu negali paaiškinti, kodėl tai. Tu esi pašauktas Kristus. Gera žinia. Ir taip ir gyvenau, laikas mano bėgo, aš pabaigiau studijas, man 24 metai. Gyvenau, kaip man tada atrodė labai gerai. Man tada atrodė, kad aš pagaliau pabaigiau mokyklą, mokslus, pagaliau įsidarbinau pagal profesiją, karjerai alga auga, viskas gerai. Ir tuo metu netgi atsirado graži draugė. Graži draugė atvažiavo pas mane į svečius. Ta graži draugė, aš netgi griausi, netgi jai akis pažiūrėti, mūsų pirmas sutikimas buvo to, pirmas įspūdis Rūta sako, net nepasisveikino su manim. Tada aš pažiūrėjau, aš galvoju, wow. Ir aš susikėtų, net nepasakiau labas. Kai jinai pas mane svečius važiavo. Tai taip laikas yra pas mus, mes jau pradėjom daugiau bendrauti, pradėjom draugauti. Ir jau taip 1, 2 ir jau kartu ir gyvenam. Tai papasakok, kaip mes kartu gyvenam. Jo, iš tiesų, pradėjome gyventi kartu. Vienas yra toks dalykas, kad svarbus aspektas, kad aš nors ir nuėjau nuo tiesos kelio, bet aš buvau krikščionė, aš buvau atgimusi. Ir nors aišku, aš tuo metu ir 100 kartą abejojau, o tai gal aš išvis čia net nepasieksiu dangaus, nieko išvis man nebus, buvo visų abejonė, bet aš buvau krikščionė ir kuo toliau eini nuo Dievo, iš tiesų, tuo labiau yra kaltė dar didesnė. Tiesiog, bet, aš gal paaiškinsiu vėliau, kiek čia yra, kodėl tai kaltė taip toliau, bet tiesiog visą tai mintis eina, visokias mintis ir galiausiai tiesiog eina į dugną ir pradėjau ir depresiją. Ir aš nežinau kodėl man yra blogai, aš nesupratau, tiesiog gal studijos kelia nerimą. Ir aišku, tai ir buvo, kad jie nerimą ir galvoju, kad čia pagrindinė priežastis, bet kad aš tiesiog nusisukau nuo Dievo, aš tikrai labai jokio bendravimo nepalaikiau, ne dėl to, kad man jis buvo neįdomus, o dėl to, kad aš nesijaučiau verta iš vis ateiti prie jo sosto ir kažkam sakyti, girti, šlovinti, iš vis galvoju, kokią aš turiu teisę. Ir susirgau sunkia depresija ir jau galiausiai gavos taip, kad aišku, Robertas bandė padėti visai, bet kaip nekrikščionis, kaip neatgimęs žmogus, jis galėjo paviršių paliesti. Aš jam sakiau, kaip Dievas mane priims, jis galvoja, priims. Viskas gerai, ko tu šį pergini dėl tokių dalykų. Ir galiausiai reikėjo atsigulti į ligoninę, nes pati jau tiesiog nelabai save galėjau, gyventi negalėjau tiesiog. Ir aišku, ligoninė buvo taip, kad per keletą dienų, kiek vyko, neprisimenu, jau savaitę daugiau, vyksta vis tiek gydymas, buvo toksai, esi tokiam stacionariu, kur tave tiesiog kalba visai, ten žodžiu padeda, tu išsikalbi, žodžiu gydymas ir taip toliau, ir tikrai padėjo, tas iš karto išėjau ir tokia jaučiausi, kad jis geriau, gal tokia šiek tiek keista, bet suprantu, kad aš galiu gyventi ir kažką keisti savo gyvenimą. Bet gyvenimas, aišku, nesikeitė ir mes toliau gyvename kartu ir tiesiog buvo, tada kaip tik dar buvo mano gimtadienis, po to jau neužilgo išėjau iš ligoninės, buvo mano gimtadienis ir aš sakau Robertui, jis buvo sekmadienį, sakau, nuvažiuojam
kartu į bažnyčią, sakau. Ir sakau, čia bus man tokia kaip dovana, žodžiu, jis niekada nebuvo pas mane bažnyčioje ir galvoju, nuvažiuosime kartu. Tai dabar. Ja dar pridursiu, kad kai mes gyvenom kartu, čia nebuvo palaimintas tikrai laikas. Čia atrodo, kad mes čia susibėgam ir santuoka, nesantuoka, lygtis viskas ok. Iš tikrųjų, buvo tikrai vaisiai blogi ir kai tu negyveni pagal Dievo žodį, pagal Dievo parašytą tau kaip čia instrukcija, kaip gyventi, ir tu ją laužai ir galvoji, kad čia apeisi ir protingesnis būsi, tai patikėkit tikrai ne. Tikrai čia buvo nepalaimintas laikas. Tai va, tai ateinam iki tos dienos, kai Rūta man sako, ateik į mano bažnyčią, į mano gimtadienio progą. Sakau, gerai, ar čia vilnis? Tai kad lengva dovana. Sakau, gerai, einam. Aš kaip ir minėjau, aš esu matęs bažnyčių stačiatikių, katalikų dar esu matęs mokyklai, kažkada vaikštom kartu, kažkokias mišes po šitų mūsų metų pradžių. Tai aš kaip įsivaizduoju bažnyčią. Dideli varpai, dideli auksinės, ten visokios lėkštės, žvakės, šventųjų paveikslai, dideli išpaišytos sienos. Ir mes ateinam į tą bažnyčią Rūtos, kylam į kažkokį keturaukštį pastatą. Aš jau galvoju, kad kažkaip keista, užėjom į kabinetą. Kabinetas baltas, nieko nėra. Panašiai šiek tiek pas jūs, kaip tai gal dvigubai gal mažesnis, jo. Aš suprantu, kad kažkas čia ne taip. Ten prasidėjo malda, prasidėjo šlovinimas. Matau, kad vienas sėdi prie manęs kažkur vyras ir jam ten Aleliuja. Tai netgi visas toksai. Aš žiūriu, aš gyvenau su draugais, kurie vartodavo. Aš pažiūrėjau, narkomanas. Bet aš pagalvojau, aš nežinau ką aš. Aš žinau tas klasės, tokie kvaišalai taip daro, tokie maždaug tokia reakcija sukuria, aš po čia, aš nežinau. Jo, ir atėjo ten mane kažką ten pasakė, sako, gal nori kažką ten priimti, kažkur ten, aš sakau, jo, tik atstokit nuo manęs. Pasirodo, kad mane pakvietė atgailos maldą, aš nieko nesupratau, nes nieko, ausys tiesiog buvo užkimstos, kad kas čia vyksta, man čia buvo kažkoks šokas. Ir ten pasirodė, kad aš atgailos maldą turėjau, aš vienintelis to nesakiau, jis bažnyčiai pasakė, aš vienas nepasakiau jas. Ir po to priėjo prie manęs vyras, taip sakant, man jis buvo niekas, sakė, davė man knygą kažkokią, sako, tu dabar būsi kitoks. Čia instrukcijas, na. Tu dabar vesi žmonės, kas Dievo, tai senas kūrinys ir taip man davė. Ačiū. Pasiėmiau ir atvažiavom mes namo, pasipaėmiau aš tą knygą ir taip pat į kažkokią ten stalčių po stalu kažkur taip ir numečiau, net nesiverčiau, net nepažiūrėjau ją. Tai va taip toliau ėjo mūsų gyvenimą. Niekas nepasikeitė. Knyga kažkur buvo. Beje, man tą knygą irgi siūlė skaityti. Čia buvo pavogta tapatybė. Ir man siūlė skaityti, kai man buvo blogai, aš negalvoju. Ta prasme, prisivers, skaityti, dabar čia kažką iš vis gauti, galvoju, vėl bus kažkokie pamokymai, ką blogai darei, galvoju. Ir, praėjo kažkiek laiko, gal mėnų jo pagimtadienį ir pastorė pakvietė mane susitikti. Šiaip bažnyčia, kad ir kaip ten aš gyvenau, bažnyčia buvo atsakinga už knygų tarnavimą. Ir kaip suprantat, knygų tarnavimas ten buvo pats savo. Ir pastorė nusprendė pagaliau pakviesti, pasikalbėti apie knygų tarnavimą. Ir aš sutikau ir aš suprantu, kad apie kas knygas mes nekalbėsim. Ir susitikom pas ją namuose, aš atvažiavau, aš jau buvau prieš nusiteikus, žinau, kad čia pradės mane mokyti, kažkokią čia
manipuliuos manim ar kažką, žodžiu. Ir aš atvažiavau ir pradėjau kalbėti. Žinoma, pradėjau tiesiog tiesiai sakyti, kad tavo gyvenimas yra ne su Dievu ir tiesiog, pasakė man kelis dalykus, kurie man labai įkrito, bet aš jau pasijaučiu tokia, kaip pasakyti, gal pasakysiu tiesiog, kad aš kaip moteris, kad aš su krikščionė gyvenu su vyru ir tas nepalaimintas gyvenimas yra ne iš Dievo, jis yra iš velnio ir tas kelias yra tiesiog eina į mirtį, nuodėmė veda į mirtį ir tiesiog tokie buvo kategoriški teiginiai, kad iš vis nieko čia gero nebus, taip blogai bus, jeigu taip gyvensi ir gali nesitikėti, kad čia kažkas pasikeis. Tiesiog turi padaryti kategorišką sprendimą ir sekti Dievu ir išeiti iš to. Ir aš galvoju, kaip aš neįsivaizdavau, kaip aš savo jėgomis galiu dabar pasakyti žmogui, viskas ate, ašgi vis tiek ir prisirišau ir viskas, ir man atrodo, kaip ir nėra šitaip blogai. Ir aš klausiau jos ir aš priešinau, galvoju visai, kad tik tais žodžiu nieko nereikėtų daryti, gal čia nėra taip blogai. Ir važiuoju jau po to atgal namo ir mašinai važiuoju ir suprantu, kad nieko aš nedarysiu, viskas čia gerai, nieko aš neklausysiu jos ir toks pyktis atrodo, kad čia mane kontroliuot bando. Ir atvažiuoju namo ir aš nežinau, iš kur pas mane liežuvis taip apsivertė. Aš žinu namo ir Robertas sako, tai ką kalbėjot? Ir aš iš karto, žinok viskas, mes negyvensim kartu, aš noriu sekti Dievu ir tiesiog iš manęs ėjo tie žodžiai. Aš tikrai žinau, kad savo jėgomis aš negalėčiau to net pasakyti. Aš pasakiau ir viskas, ir mes tiesiog jau... Aš važiavau gyventi pas tėvus, su tėvais gyvenau toliau ir po truputį gyvenimas pradėjo keistis. Taip, pradėjo keistis to, kad man nebėra ką veikti namie. Aš sėdėjau ten, kažkiek ten po telefoną pasėdį, kažką ten dar paveikį, pradėjo eiti taip savaitę po savaitės. Aš tai būtų paleidau, ta prasme, be jokių ten skandalų, be nieko, kad ten nesipriešinau, nes Dievas jau, jeigu sakė, kad pas Dievą, su Dievu eis, tai mano žodžio nėra, supras, kad jeigu prieš Dievą, prašau, draugaujam toliau, viskas gerai, bet ką tu nori tą daryti, aš nesikišiu jūsų reikalus. Va, tai taip aš ir likau tame bute vienas ir aš po kažkiek savaičių, ten 3 po mėnesį, nežinau. Ir matau, aš guli tą knygą, kurią man padovanojo. Iš neturėjimo ką veikti pavartysiu galvoju. Tai dariau aš tą puslapį, paskaičiau ten apie autorę, Susan Cartagena. Ir pradėjau aš ten skaityti, pirmą galtą ir iš karto rašo, kaip ir krikščioniškos visos knygos paskaitė, žinot, kaip parašyta būna Biblijos intarpas, tokių kitų šriftų ir tada autorės tokių įprastų šriftų. Ir aš skaitau ir man tas kreivas šriftas atrodo kažkaip įdomiai. Žiūriu, pajuoda prirašyta kažkokių įdomių raidžių ten. JN316 ten. PT212. Ką šitie simboliai dar reikšti gali? Ir aš sakau, daru tai, o kas čia tokia iš vis? Sako, čia yra Biblija, Dievo žodis. Ir aš skaitau ir aš suprantu, kad jeigu čia yra Dievas, tai aš tokio Dievo noriu. Man buvo tiesiog šokas, kad nejaugi Dievas yra geras. Nejaugi Dievas yra tau siūlo išgelbėjimą, nes jis tave myli. Ne tam, kad tu dirbtum jam, todėl, kad jis tave myli. Ne tam, kad tu jį patenkintum, nes jisai nori būti su tavimi. Ir jam tavo elgesys nėra svarbus, jam svarbu tavo širdis. Ir jisai nori tau tarnauti. Man čia buvo kosmosas. Aš skaičiu, aš negalėjau patikėti. Sakau, tai ką toliau daryti? Atnešė man Naują testamentą. Dariau šitą testamentą namie, galvoju, davai. Tam gimė tas. Aš galvoju, čia įsimint reikia kažkaip išmokti, kaip čia reikia. Toliau, tam gimė tas. Aš ką čia reikia daryti, aš nesuprantu, kam aš šitą informaciją. Gerai, užversta, kad tai reikia Jono Evangeliją. Paskaičiau šitą Jono Evangeliją, jos. Tada aš supratau, kad čia yra kosmosas koks pasiūlymas man iš Dievo ir kad jo atsisakyti, aš nesuprantu,
kaip įmanoma iš visais sakyti. Tau siūlomas yra amžinas gyvenimas, tau siūlomas yra atpirkimas, atleidimas tavo nuodėmių. Ir ta prasme, tu nieko neduodi, galima sakyti, atgal, tu tik jam pasivedi, atsiduodi savo kūną kaip gyvąją auką ir čia tavo nauda. Vien pliusai. Nu, jokio pralaimėjimo nėra. Bet aš taip pat gyvenau, man ta bažnyčia padarė tokią įtaką, kad, nu, ten kalbom tam, kaip dar pradėjo melstis, beje, aš galvoju, ten jau šamanai kažkas pasipylė kažkokie. Man tai atrodė jau tada baisu, dėl to aš bažnyčią nevaikščiau. Aš kaip ir tada jau įtikėjau į Kristų ir norėjau netgi šventosios dvasios, būtų sako, kviesti šventąją dvasią. Sakau, kaip kviestis, atsiuntė man maldą, tą atgailos maldą. Skaitau aš tą maldą ir ten tai versijai buvo būtent, kad atsižadu savo senojo gyvenimą. O man kažkaip ir savo gerai gyvena. Nežinau. Nu gerai, aš kalbu tą maldą vieną kartą, kalbu tą maldą antrą kartą, trečią kartą, nieko nevyksta. Ir aš galvoju, kad, nu, kaip kurtašą grįžta, kai abrokadabra ir šventą dvasią ateina. Bet šventą dvasią, manau, kad tuo metu neatėjo, dėl to, kad aš ne iš širdies ateičiau. Ėjo laikas čia buvo, beje, 22 metai. 22 metų vyko tada stovykla. Ir Rūta iškart sakė, sako, va, gal nori į stovyklą. Aš sakau, nu gal, nežinau, pažiūrėsim, kaip nors gal. Atėjo jau prie tos stovyklos jau pradžia, jau Rūta ten ir jinai iš mane kažkaip, nu, nedaug įkalbėdama, bet įkalbėjo. Įkalbėjo, sako, atvažiuok. Ir aš atvažiavau ten, man atrodo, gal antrą ar trečią dieną, kai stovyklą ėjo, o Rūta jau ten buvo nuo pirmos dienos. Kaip ten buvo? Kaip ten buvo? Taip, tai buvo labai faina stovykla, aš atvažiavau jau iškart tikėjausi, kad čia bus wow, aš žinojau, kad žodis geras. Ir esmė tame, kad ir ta stovykla vyko kasmet, nu, nedaug metų, bet prieš tai dar metus buvo, dar prieš tai. Ir buvo žodis laiką apie malonę, bet, nu, klausydavau ir man kaip žirniai sieną tiesiog, nu, kaip ir suprantu, bet man tas žodis malonė neperzindavo iš tiesų, ar Dievo meilė erzindavo, nes daug kiek galime apie tai kalbėti visų pirma ir aišku, pamokslas buvo labai aiškus, nu žodžiu, atvažiavau aš į tą stovyklą ir pirmą dieną, kaip tik tais metais buvo atvažiavę iš Lenkijos tarnautojai, Lukas su savo žmona ir aš iš tiesų kaip ir galvojau, nu kažkas bus toj stovyklos, tiek Dievas kažkaip kalbės, bet, nu gal pabaigoj kažkaip, nu jau pabaigoj tikrai bus koks nors liudijimas, galvoju, arba kokie, nu sekančią dieną, galvoju, pirmą dieną vis tiek mes ten dar tokie apšilimui ir tiesiog prie Vitalijus sako, gal tu nori pasikalbėti su Luko žmona, aš sakau, nu ne, gal, ką žinau, čia dabar kalbėti apie save, galvoju, gal. Nu, bet kažkaip jisai nuėjo susitarė, jinai jau sėdi, ateina, viskas eina pasikalbėti tiesiog ir nežinau, apie ką čia kalbėti, tiesiog pabendrauti. Tai pradėjom bendrauti ir jinai taip kalba man, kad anksčiau, kai nesuprato malonės žinios, jinai skaitydavo raštą ir jinai jausdavo pasmerkimą ir tame, žodžiu, tokius žodžius ir aš galvoju, taip, tikrai galvoju, kad būtent, aš net negaliu skaityti, aš tiesiog gyvenu, klausau pamokslų realiai kitų ir iš to maždaug susidarau įspūdį, koks yra Dievas, nu ir kažkokias taisyklės gyvenime, kad jis susidarau ir taip gyvenu, žodžiu. Apytiksi ten šventai, kas ribos, kažkokias ribos, kurias nusibraižau ir tiek. Ir aš Robertui sakau, kad wow, čia ta prasme, man po to pokalbį taip atsivėrė akis, aš sakau, Robertui, kad čia taip gerai, sakau, čia tokia šlovė, čia toks žodis, sakau. Ir aš supratau, kad jam negali būti nepatikti. Aš buvau įsitikinus, jis ateis, ant kelių klaupsis ir sakys, Dieve, atleisk. Ir aš tikrai buvau įsitikinus, kad jam patiks, jam tas žodis kalbės. Ir žodžiu, jau atvažiuoja kitą dieną jisai, kažkaip iš veido žiūri, ateina kažkoks nepatenkintas, galvoja, ai, jau nežiūrėsi į veidą. Ir iš tikrųjų aš atvažiavau ir man tai labai nepatiko. Aš atvažiavau į sodybą. Kas čia vyksta? Nu, gerai, tiek to suprantu, kad čia bažnyčios sodyba, nu tai kažkiek jinai kitokia galbūt. Nu, bet
vakare tikėjausi, kad bus ne taip, kaip buvo. Tai atvažiavau, aš ten kalba tą žodį, stovi pastorius, ten kažkoks žmogus, ten kalbėjo mokslininkas. Ir aš suprantu, kad jis kalba apie Dievo meilę. Aš jau žinau apie Dievo meilę, aš jau, skaičiau, kad čia noriu pasakyti. Nu gerai, išėjo vienas, išėjo kitas, išėjo trečias, nieko negirdžiu. Erzina, pradėjo erzinti tai, dėl kad matau, kad žmonės išeina į pertraukas, išeina į lauką ir aš galvoju, kokie jūs visi esate veidmainiai. Kavos pertraukėlio parūky ne vienas ant cigaretės neištraukė. Nu, aš taip ir žiūrėjau visus galvoju, kokie jūs visi, kaip iš čia visi stengiatės, aš šaunuoju, prieš Dievą truputį darot. Čia šlovinimai prasidėjo, čia tą pačią dieną ar kitą. Šlovinimai tiesiog negalėjau būti, tiesiog išeidavau, kad tik negirdėti, todėl kad mane tiesiog erzindavo muzikos stilius. Aš buvau iš tos, tuo metu buvau giliai mėgęs muziką techno. Techno, kas žino, tai čia yra tokia labai gili, tamsi muzika ganėtinai. Ir man po tos tamsios muzikos, kurią aš pastoviai klausydavau, ten, o sena, man tiesiog erzindavo, ir tik išeidavau. Ir aš beje tada prisimenu, Jonas Pavičius, kuomet atėjo. Ir aš jam pasakau, sakau, mane erzina šitą šlovinimą, ką daryti? Sako, tu tik... Aš ten nemio hausą pasileidžiu ir šoku Dievui. O aš galvoju, bet taip galima. Tai va, tai ėjo tas laikas, man su stovykla, pirmą dieną, antrą dieną, trečią dieną, galvoju išvažiuoti, man ten visi erzina, miegojau palėgai, prisimenu, kur karšta buvo, bet buvo vienas motivatorius, buvo pirtis, aš žinau, kad bus. Ir aš dėl to pirtis mane labai motivavo, aš labai pirtinis. Aš galvoju, pasiliksiu bent jau pirtį, nuo jis, kad ten jau žiūrėsiu. Tai va žodžiu, per pertrauką kartu mokslo aš išeinu į pievą, vaikščiau per pievą, piktas, kad visi laimingi, visi išeina palaiminti, jie šypsosi. Ir aš suprantu, kad čia nesuvaidinsi jau tiek per daug. Ir jiem iš tikrųjų gerai. O man negerai, kas su manim ne taip. Ir aš piktas buvau, ir aš vaikščiodavau, ten daužydavau šieną, kažką ten darydavau. Ir ateidavau. Atsėjau iš kažkurį keistų pamokslų, sėdžiu toks į galvą nuleidęs, pasakoja pamokslininką kažkokią temą, nieko vėl nesupratau. Ir jisai galų gale sako, kas nori kažkuo pasikrikštyti. Kažko pasikrikštyti. Aš negirdėjau, kad kažką krikštyti. Aš nieko nežinau, man blogai, davai padaryk, kad man būtų gerai. Ir aš pakėliau tą ranką, ir aš taip pakeldamas, taip atsigrįžiu, aš priekį netinukau, ir aš taip atsigrįžiu, aš matau, kad aš vienintelis. Aš galvoju, oi, įklimpau dabar. Davai mane kviečia ten į tą sceną, išeik čia. Sako, ar nori priimti Jėzų? Sakau, aš priėmęs, bet nesuprato, tai ko aš čia atėjau, kai jisai, kas nori priimti Jėzų, tai sako, ar kalbom meldės? Sakau, ne. Sako, tai melsimės, kad kalbom pradėsime. Melsis. Gerai, atsimelė, kažkam papasakoja, sako, kad tu ten įgausi jėgą, galėsi kalbėti su Dievu kalba, kad nesupras žmonės. Ir sako, aš kalbėsiu, o tu kartok. Uždėjau manęs ranką, pradėjau melsis kalbom ir aš pradėjau melsis kalbom. Ir man atrodo, tiesiog visa tokia, nežinau, siena tokia nukrito. Man tiesiog atsivėrė tada akis, ir tada aš ir gavau šventąją dvasią. Ir va tada man tiesiog buvo šokas, buvau šokiruotas. Man visi pamokslai pradėjo atsiverti, aš pradėjau girdėti, aš pradėjau stebėtis, kaip čia viskas yra. Aš nieko nesupratau, kad aš žinau, kad Dievas mane myli. Aš žinau, kad Dievas mane myli ir prie manęs prieidavo žmonės, iš giminaičių, iš Rūtos, ta prasme giminaičių tuo metu, ir jie vis manęs klausinėdavo, kaip tu, Robertai, kaip tu visi stebėjai, nes jie žinau, kad aš netikintis, kad aš Rūtą gyvenau. Aš sakau, aš nežinau, kas man yra, bet man dzinom viską. Man nieko nerūpi, man nerūpi, ką jūs, aš nežinau, ką jūs kalbat, kokie čia pareiškimai, kokie čia terminai man neaiškia, aš nežinau, ką čia reiškia. Bet aš sakau, mane Dievas myli, koks skirtumas, man neįdomu netgi viskas. Man buvo tik tai įdomu, kad mane Dievas myli, iš tikrųjų. Tada sako, bus vandens krikštas, aš noriu pirmas į krikštą. Man į tą vandenį. Jo, iš tikrųjų pasikrikščiau ten vietoj ir vandens krikštą priėmiau. Jo, ir tada iš tikrųjų mano gyvenimas pasikeitė. Tada įvyko tai, kad aš supratau, kad
Aš esu laisvas nuo rūkymo. Aš galiu nerūkyti. Aš galiu negerti. Aš galiu nesikeikti. Aš galiu sekti paskui Dievą. Neturiu, o galiu. Labai svarbus šitas žodis galiu. Aš manau, kad aš esu tinkamas Dievui. Aš tuo metu rūkiau ir aš prisimenu, aš po tos stovyklos beje nemečiau rūkyti. Aš toliau gyvenau, kaip gyvenau. Ir aš prisimenu, tam cigaretę rūkiau ir aš supratau, kad taigi aš galiu nerūkyti. Maždaug viskas. Man tiesiog nereikia jokių pastangų. Man nereikia stengtis nieko daryti. Dievo meilė iš tikrųjų jinai yra aukščiau už viso suvokimą, visų tavo pastangų, visų tavo, kiek tu galėtum ten neskaityti knygų ten, kaip mesti rūkyti ar dar kažką. Dievas išlaisvina be pastangų, Dievas išlaisvina per savo meilę. Amen. Jo, tai po stovyklos mes iš tiesų tapome tokie, viskas mūsų atsivėrė visai naujai, tiek jam, tiek man, nors aš buvau krikščionė, bet aš galiu pasakyti, kad nuo tada gyvenimas man pradėjo keistis kardinaliai ir aš tikrai supratau, ką reiškia keistis per Dievo žodį. Nes Dievo žodis pradėjo kalbėti, man buvo tiesiog, man staigmena, aš pradėjau matyti, ką iš tiesų Paulius norėjo pasakyti savo laiškuose, kad jis visą laiką kalbėjo apie meilę, kad jis visą laiką kalbėjo apie malonę. Ir kas buvo, iš tiesų galbūt kartais apsigauna žmogus, kai įtiki, kad jisai visas pasikeitęs, dabar yra viskas nauja. Taip yra viskas nauja, bet tą reikia suprasti, kad dvasiai tu tampi naujas kūrinys. Ir buvo iškart gal sunku suprasti, nes mes iš tiesų po stovyklos mūsų kūnai buvo tie patys. Aš kaip tada prieš kokius 6 metai, kaip ėjau, toj priklausomybė, kai buvau ėjus, taip aš ir likau. Ir atrodo Dievas kalba, bet aš esu tokia pati. Ir aš vis tiek prašydavau Dievo, kad aš noriu atsikratyti priklausomybės, kad aš noriu, nes tai man trukdo vis tiek kažkiek būti su Dievu ir aš suprantu, kad tai yra nuodėmė, jinai tą nuodėmę žudo tiesiog mane ir aš nenoriu to turėti, bet aišku, aš savo jėgom niekaip negalėjau atsikratyti, nes iš tiesų kaip keista, kad velnias ateina pas krikščionį ir jį nori sunaikinti tikrai labiau ir žiauriau negu netikinti žmogų. Dėl to, jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra priklausomas, žmonės stebėdavosi, pavyzdžiui, bažnyčiai sakydavo, kaip žmogus gali, aš girdėjau, kad yra moteris, kuri rūko 2 pakelius per dieną. Ir aš galvoju, ir man tikrai staigmena galvoju, ta prasme, velnias tikrai nori maksimaliai tave pražudyti, kad tu pasmerkt, kad tu būtum kaltas, kad tu mirtum, tai ką tu darai, kad tu mirtum. Ir iš tiesų, aš prašiau visą Dievą, kad iš to išeičiau, bet aš kaip ir suprantu, kad negaliu ir tas poreikis stiprus labai. Ir tiesiog vienu metu tiesiog pradėjau ir skaityti raštą ir pamokslus klausiau, ką aš norėjau pasakyti, kad tiesiog pradėjau gilintis į tai, kad Dievas sako apie mane. Aš jau žinau, kad mano tapatybė yra perkeista, kad mano tapatybė yra Kristuje. Ir tiesiog pradėjom kartu ir su Robertu visą laiką kreipdėmės į tai, kas mes dabar esame Kristuje ir kaip Dievas tiesiog viską nuimdavo stebuklingų būdų. Ir aš noriu tiesiog paskaityti rašto vietą iš Romiečiams 6 skyriaus nuo 3 iki 11 eilučių. Šitą vietą, kai perskaičiau, iš tiesų labai, aš gal paskaitysiu. Argi nežinote, jog mes, pakrikštyti Jėzuje Kristuje, buvome pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimu, žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautume nuodėmei. Juk kas miręs, tas išlaisvintas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime, kad ir gyvensime su juo. Žinome, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus daugiau
miršta. Mirtis jau nebeturi jam galios, kad jis mirė, tai mirė nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje. Ir šitas apreiškimas tiesiog, vieną akimirką aš supratau, kad aš turiu mirusi kūną, prie kurio aš dar čia prisirišus kažką bandau, ir aš supratau, kad mano miręs kūnas nori to viso purvo, bet aš nenoriu. Ir man taip, aš suprantu šitą apreiškimą, aš išeinu ir aš suprantu, kad aš galiu viską išmest, man nieko nereikia. Nei rūkimų nieko man nereikia, galiu išmest. Ir viduje tokia galvoju, ar tikrai taip paprasta, nejaugi čia taip viskas, tiesiog tikrai neįsipatopti ir galvoju. Ir aš išvažiuoju, atvažiuoju į darbą, man sako, staiga, šiaip viską jie taip žinojo, bet staiga klausia, Rūta, tu rūkai? Nesakau. Gerai, galvoju, pasakiau, ne, jo. Ir tikrai tas... Po to žiūriu, eina dienos, aišku, galvoju, kad dar susinervinsiu, dar kažkas bus, kažkas ir palūšiu, bet žiūriu, praeina laikas, ar nerva, ar kažkas, nesvarbu, aš suprantu, kad mano miręs kūnas yra paliktas ten, kažkur, nesvarbu kur, jis yra miręs, ir aš koncentruojuos į Jėzų, kuris gyvena manyje. Ir aš taip esu dėkinga Dievui, kad jis pradėjo mums kartu rodyti savo malonės žynį, pradėjo rodyti savo tapatybę mumise, kokie mes esame, kad mes galime besikoncentruoti tai, kokie mes buvom netobuli, kiek mes kažkur klydome, kiek mes darėm klaidų. Dievui tai yra nesvarbu ir aleliuja, aš tiesiog taip noriu šlovinti Dievą, taip noriu dėkoti, kad jis ištraukė iš tokios bedugnės per savo gerąją naujieną. Ir kai atrodo anksčiau ta Dievo meilė, kiek galime tas Dievo meilės, kiek ta malonė, ką reiškia šis tas žodis malonė. Vis laik tik tai savo, kad malonė žiūri, aha, malonė, dovana, gerai. Bet tu dabar supranti, kad tu gavai dovaną, gyvenimą, gavai tokią dovaną, tarnauti Dievui tiesiog dėl to, kad tavo tapatybė yra pakeista ir Jėzus yra tavyje. Tu gali būti su Dievu, nes Jėzus yra tavyje. Dvasia jau apsigyvena tavyje, nauja dvasia, wow, čia tiesiog yra nuostabi naujiena. Ir tai mūsų gyvenimą pakeitė, pradėjo keisti ir Šlovė Dievui. Šlovė Dievui, todėl kad tą gyvenimą, kurį aš gyvenau prieš tai, aš kaip ir sakiau, aš gyvenau, man atrodo, kad gerą gyvenimą. Iš tikrųjų yra šlakas palyginus su to, kas yra gyvenimas su Dievu. Čia yra nepalyginama. Daug esu girdėjęs paliudijimų, kai tam žmonės buvo dugne ir jas pakelia. Čia yra šlovė Dievui tikrai. Bet aš noriu pasakyti, kad yra ir tokių, kurie man atrodo, kad viskas yra gerai, bet Dievo reikia kiekvienam. Dievo reikia tikrai kiekvienam. Tai va, mes taip ir toliau gyvenam. Gyvenam, Dievo žodžio klausėmės, vaisius skanius ragavom, išsilaisvinimus gaudavom ir taip mes ir susitokėm. Susitokėm ir gyvenam gerai. Ačiū Dievui. Ačiū.